Arūnai, ar tau negėda prieš mane ir prieš Lietuvą? Juozo buvo sutarta su Arūnu, kad Arūnas nuvažiuoja pas mano mamą, surašo panaudos sutartį, nors jisai labai gerai žinojo, kad aš dukra Stasės su panaudos sutartimi nesutinku. Kad Arūnas turėjo surašyti nuomos sutartį. O apie panaudos sutartį mama nieko nesigaudo. Ir nesupranta. Jai buvo 88 metai ir kad nesigaudo ir nesupranta, tai nereiškia, kad reikia tuo pasinaudoti ir apgauti. Arūnas tuo pasinaudojo. Ir 2020 metais balandžio 7 dieną atvažiavo pas mamą, primelavo ir kad sutartį surašys 3 hektarams dirbamos žemės. O kaip matot, jis parašė ir surašė sutartį 8,4 hektarai žemės. Negaliu neparodyti. Ne vieną kartą rodžiau ir aš manau dar ne vieną kartą parodysiu. Šitą sutartį aš turiu rodyti daug kartų. Mamai dabar 92 metai bus rugsėjo mėnesį. Ir dabar jinai po 4 metų sako, kad sutartį surašė Arūnas 3 hektarais. O paklausiau, kad kodėl įrašyta 8,4 hektarai. Tai Arūnas jisai apgavo. Ir taip pakartojo gal 5 kartus mama, kad Arūnas apgavo. Taip.
Arūnas tikrai apgavo mano mamą. Sutartis surašyta apgaulės būdu. Sutartis negaliojanti. Be parašo, pavardės, vardo. Pasirašyti jinai nesugebėjo, nes labai dreba rankos ir negalėjo pasirašyti. Jinai sutarties neperskaitė, nes nedamato. Raidės, skaičiai liejasi. Tai, ką perskaitė, tuo pasitikėjo. Ir dabar tiki, kad parašyta negaliojanti sutartyje 3 hektarai. Sutartis negalioja 4 metus, bet visomis išmokomis Arūnas naudojasi. Ir dirba žemę. Gauna ir už dirbamą žemę, ir už nedirbamą žemę gauna visas išmokas. Kodėl? Ar šitam ūkininkui Arūnui Lietuvos įstatymai negalioja? Noriu visą teisybę surašyti apie Arūną. Kuo daugiau bus vaizdelių, manau, ir nacionaliniai mokėjimo agentūrai, ir Žemės ūkio ministerijai bus lengviau išsiaiškinti, ištirti ir išnagrinėti mano skundus parašytus NMA ir ŽUM. Sutartis pasirašyta apgaulingu būdu. Sutartis negaliojanti, be pavardės, vardo. Taigi ši sutartis, apie kurią aš kalbu ir noriu parodyti, kad mano mamos nėra nei pavardės, nei vardo, nei parašo. Ir kaip advokatė sakė, šita sutartis yra niekas, jinai yra negaliojanti, tačiau Arūnas ją naudojasi. Tačiau Arūnas naudojasi 4 metai. Sutartis turėjo būti ne panaudos sutartis, o nuomos sutartis. Ir turėjo būti už tik dirbamą žemę. Tačiau jinai pasirašyta už visą sklypą 8,4. Ir jinai yra negaliojanti. Arūnas su manimi per 4 metus nepanoro nei susitikti, nei pasikalbėti dėl to, dėl ko sudarė apgaulingą, negaliojančią sutartį ir kodėl iki šiol naudojasi 4 metai naudojasi negaliojančia sutartimi.